Sveiki, labas vakaras, va šiandien mes mokinsimės, kaip mes graviruojame ant tušinuko. Tad išsirinkime, kad ir tokį tušinuką. Atrodo, kad tušinuką išgraviruoti yra labai lengva, bet jeigu netkreipi dėmesio į tam tikrus niuansus, tai gali būti keblu. Kai viską perpranti, tai yra labai lengva. Tai vat, pradėkime nuo tušinuko. Tušinukas dažniausiai graviruojasi šitoje vietoje, nes realiai, kai mes laikome tušinuką, tai kad rašome ir mes matome jau čia įmonės kontaktus, logotipą ar tai sveikinimą, nežinau. Tai vat. Tušinukas šitas yra aliuminis, kuris yra padengtas dažu. Tad ėmame tušinuką. Turime atsispausdinę su 3D spausdintuvu tokią tušinuko laikymo išcentravimo klišę, kurio yra labai patogus ir geras daiktas, kai jeigu tarkim darome labai daug vienu metu, tuomet mes darom maketą, sudedame tušinukus tiesiog ir spaudžiame tą patį failą ir jisai kartoja ir kartoja. Tai va čia jau vadinkime yra labiau tokiai masiniai gamybai. Tai va, dabar šitą mes turime prisitvirtinti. Tai va, yra skylutės, yra čia varžteliai ir prisukame. Tai prisukus varžtelius, jis niekur nebejuda. Tad keisdami tušinukus mes jo niekaip nepajudinsim ir niekas nepasikeis. Tai va, dedam tušinuką, va, šitaip. Vėl kaip minėjau, graviruosis šitoj vietoj, tai va, dedame čia, kur yra lazeris, kadangi matote, kad lazeris nueina ne ant tušinuko viršaus, todėl mes turime panaudoti kažką, ką turime planiausio juodo, tiesiog, kad Edvino ūkis mums šį kartą pagelbės, tad, kad būtų galima sukalibruoti ir nuimti aukštį graviruojamo ploto. Susifokusavo, nusiėmė aukštis, matome, kad mėlynas ir raudonas taškeliai sutampa ir ledas, reiškia aukštis yra nuimtas va, šitos aukščiausios tušinuko vietos. Dabar prasideda niuansai su X-Tools. Tam, kad suprastumėt, koks yra niuansas, aš padėjau 3 tušinukus identiškus. Tai yra plokštės viršuje, centre ir apačioje. Ir dabar žiūrėkite, žiūrime. Taip, čia yra centre. Ne? Reikia atkreipti dėmesį, vat, su pele rodau vat, į šitą vat, elementą, kaip mes matome, kaip jis yra centre. Realiai, jeigu mes dėsime šitą logotipą šitoje vietoje, tai jisai mums vat, čia ir švies. Žiūrėkit, vat. Galima pafreiminti ir mums parodys, kad jisai darysis šitoje vietoje. Ne? Einame toliau, sustojame freiminti. Dabar tempiame logotipą į viršų, kur yra viršutinis. Čiap. Matote, čia jau mes matome, kaip eina ženkliukas šitoje vietoje, čia mes jo nematome. O čia automatiškai šitas yra pavirtęs labiau tą pusę, dėl to, kad kamera, žiūrint iš viršaus, yra kažkur šitoje vietoje. Dėl to jisai šitą tušinuką identifikuoja kitaip. Ir jeigu mes, tarkim, vėlgi dėsim pagal, kaip čia dėjome, pagal šviesiausią vietą, dėsime toje pačioj vietoj, ir mes padarysime vėl freiminimą, einame žiūrėti, jis deda jau, kaip matote, labiau į apatinę pusę. Todėl, kai jisai yra viršuje, mes turime maketą dėti aukščiau į viršų, kad jis būtų gražiai lygiai ties to. Ir lygiai taip pat dabar tempiamas logotipą mes į apačią. Tempiame logotipą mes į apačią. Taip, čia yra vidurinis. Tempiamės į apačią. Ir matote, čia yra apatinis. Ir kaip matote, mes visiškai nematome šito ženkliuko, o šitą netgi matome, vat, šitą breuną. Tai realiai, jeigu mes dėsime pagal šviesiausią vietą, kaip ir ten buvo, ir pažiūrėsime, kur mums graviruotų, jis mums graviruos jau visai šalia to.
yra labai negerai. Nes labai bus negerai, reiškia, mes turime jį paleisti žemyn. Todėl mes visada esame jau atmušę sistemą, kad šitas apatinis, jis eina praktiškai su šito apačia. Ir dabar, jeigu aš parodysiu, kaip visas tai atrodo, matysis, kad šitas bus jau ledas. Labai geroje vietoje. Dėl to, kad, kaip minėjau, kamera yra kažkur šitoje vietoje, tai jinai šitą mato praškai tiesiai, šito mato iš šitos pusės, o šitą mato iš šitos pusės. Dėl to reikia neapsigauti. Taip, kadangi čia yra, mūsų tikslas yra vėlgi ne metalą išgraviruoti, o tiesiog nuskusti, nugraviruoti, vadinkime, dažą, tai mes vėlgi visą tai darysime su Blue Light, su diodiniu šituo. Darome, kad būtų 100, kadangi pas mane visi failai yra PNG aukštos kokybės, ne vektorius, ne kas kita, dėl to aš visus jau tos nustatymus kaip ir atmintinai žinau. Tiesiog, kai būna, kuo daugiau failų būna skirtingų rūšių, tuo daugiau būna skirtingų ir nustatymų. Tai vat, šitas turi būti 60, šitas turi būti 300, ką nori galite pažiūrėti. Yra Jervis, Dota 100. Ir graviruosime tik šitą vieną tušinuką, nes tai yra tiesiog tutorial video. Tai vat, spaudžiame proces, spaudžiame start. Būtinai nuleidžiame šitą, kad apsaugoti savo akis ir spaudžiame start. Viskas. Išgraviravo ir turime gražiai išgraviruotą tušinuką, kuris atrodo dabar dar toks kaip ir bišk murzins. Tad jamame izopropilo alkoholį, šmakšt, žipsnėlis, popierėlis ir nuvalome. Ir nuvalę turime labai gražų sidabrinį logotipą. Tai vat. Šiandien tiek. Su tušinukų graviravimais yra tokie niuansai. Svarbiausia yra, kaip sakiau, turėti sistemą, kurią reikia kiekvienam lazeriui skirtingi nustatymai, skirtingi lazerio, jeigu yra su kamera, skirtingoje vietoje gali būti kitoje pusėje kamera. Tai vėlgi, viskas ateina per bandymus, per pasižymėjimus, nes esame tikrai nekart irgi, atrodo, atsiminsim, o darom ir užmirštam. Todėl reikia rašytis viską į knygą, kad būtų po to lengviau ir nebereikėtų ieškoti vėl nustatymų tam tikrai medžiagai ar tam tikram aukščiui. Tai vat, šiandien bus tiek. Gero vakaro. Jeigu jums patiko, būtinai prenumeruokite mano kanalą, nes aš ten kelsiu daug visokiausių. Bus su lazeriais, bus su lipduko aparatu, bus su štampavimo aparatu, realiai bus visko. Ir visi bus tutorial. Ir jeigu turite klausimų, galite tikrai klausti komentaruose. Atsakysim, gal padarysim netgi video apie tai. Ir jeigu planuojate pirkti Xtoolsą, galite pirkti per mane, bus nuolaida. Tad būtinai rašot, jeigu norit, ir galite užsiprenumeruoti demo kambarį, ta prasme, atvažiuoti pas mane, pasimokinti, gyvai aprodysiu, gyvai pamokinsiu, pakonsultuosiu ir po demo pakonsultuosiu, jeigu kils klausimų, tiesiog, smagu šis dalykas ir jeigu norite taip pat kažką smagiai daryti, galite nusipirkti, bet vėlgi, tai viskas jau priklauso nuo jūsų. Tad gero vakaro, dabar yra trečiadienis, gero trečiadienio, turbūt tą video, kai žiūrėsite, jau bus ketvirtadienis, tad gero ketvirtadienio ryto ir dienos. Ir matysime tikriausiai penktadienį arba šeštadienį, tikrai kelsiu dar video, bet viskas nuo pradžių, po truputį ir iki pasimatymo.